Sveiki visi. Kripto pasaulis tiesiog verda nuo naujienų, rodančių, kad blockchain technologija iš eksperimento tampa viena iš finansų sistemos ašių. Taigi pradėkime šiandien nuo Bullish, pirmosios kripto biržos, kuri pateko į New Yorko vertybinių popierių biržą. Tai istorinis momentas, nes kripto platformos vis labiau integruojasi į tradicinius finansus. Bullish IPO metu surinko 1,15 milijardų dolerių ir pirmą kartą JAV istorijoje visa suma buvo išmokėta stablecoinais, tarp jų ir ant XRP ledgerio veikiančio RLUSD. Tai rodo, kaip blockchain užtikrina greitus ir patikimus atsiskaitimus dideliu mastu. Panašia kryptimi eina ir Gemini, planuojantis savo IPO. Jie sudarė susitarimą su Ripple dėl kreditinės linijos nuo 5 milijonų dolerių minimalaus limito iki 150 milijonų priklausomai nuo veiklos rezultatų. Paskolos gali būti išmokamos stablecoinais, o tai leidžia Gemini lankščiai valdyti kapitalą ir dar giliau integruoti blockchain sprendimus į finansų sektorių. Gemini pristatė ir naują XRP kreditinę kortelę su iki 4% grąža be metinių ir užsienio mokesčių. Be to, jie gavo MiCA licenciją iš Maltos, suteikiančią teisę teikti reguliuojamas kripto paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Europa taip pat nestovi vietoje. Europos Sąjunga spartina skaitmeninio euro kūrimą ir svarsto naudoti viešuosius blockchain tinklus, tokius kaip Ethereum ar Solana, vietoj uždarų privačių sistemų. Tai aiškus signalas, kad centriniai bankai pradeda pripažinti viešųjų tinklų privalumus. Azijoje savi pokyčiai. China Renaissance investuoja $100 milijonų į Binance tinklo tokeną BNB. Linkodžis perkelė $1 trilijono tiekimo grandinės platformą ant XRP ledgerio, o Japonijoje Chainlink ir SBI Group planuoja tokenizuoti fondus, nekilnojamąjį turtą ir obligacijas. Be to, Ripple ir SBI per SBI VC Trade 2026 metų pirmąjį ketvirtį pradės platinti Ripple USD Japonijoje kaip tiltą tarp tradicinių ir decentralizuotų finansų. XRP pastaruoju metu ypatingai išpopuliarėjo. Pateko net tarp 100 didžiausių pasaulio aktyvų pagal rinkos kapitalizaciją. Ir net 20 XRP ETF-ų laukia patvirtinimo iš SEC. Jei jie bus patvirtinti spalį, tai gali gerokai padidinti XRP paklausą. Toliau, Logistics pradėjo naudoti Ripple XRP mokėjimus nepriklausomoms JAV vaistinėms, atverdami kelią vienai pirmųjų didelio masto blockchain atsiskaitimo sistemų sveikatos priežiūros sektoriuje. Daugiau nei 6500 vaistinių galės priimti mokėjimus per XRP ledgerį, taip užtikrinant greitesnius ir pigesnius tarpbankinius pervedimus, mažesnes operacijų sąnaudas ir didesnį finansinį skaidrumą. O pastaruoju metu Bitcoin tinklas susidarė su rimtomis centralizacijos problemomis. 2 kasybos baseinai Foundry USA ir Antpool dabar valdo daugiau nei 51% visos tinklo skaičiavimo galios. Tai reiškia, kad teoriškai jie galėtų daryti įtaką pervedimų patvirtinimui ar net inicijuoti vadinamąją 51% ataką, kas kelia grėsmę tinklo saugumui. Bitcoinas visada buvo pristatomas kaip decentralizuotas ir atsparus cenzūrai, tačiau tokia kasybos galios koncentracija rodo, kad šiandien jis vis labiau priklauso nuo kelių stambių žaidėjų. Be to, JAV iždas pareiškė, kad nepirks Bitcoino strateginiams atsargoms. We've got the large gold holding. I doubt we're going to revalue it, but we are going to keep it there, again, as a store of value for the American people. We've also started to get into the 21st century, a Bitcoin strategic reserve. We're not going to be buying that, but we are going to use confiscated assets and continue to build that up. We're going to stop selling that. Ir taip baigia Bitcoino maksimalistų pasaką.
O kainą numušė ir 5 metus naudęs banginis, pardavęs net 24 000 bitkoinų už Ethereumą. Po šio pardavimo bitkoino kaina krito iki $112 000. BlackRock taip pat tuo pat metu pardavė bitkoino už $190 milijonų ir įsigijo Ethereumą už $314,9 milijonus. Srautai, kaip matom, po truputį juda iš bitkoino į Ethereumą, o tai kartu su mažėjančiu bitkoino dominavimu gali reikšti tik vieną – artėjantį altcoinų sezoną. O čia matom, kad JAV iždas siūlo įvesti skaitmeninį ID DeFi platformų išmaniosioms sutartims. Tai leistų lengviau kovoti su nelegaliais finansais. Atsiliepimų į šią idėją laukia iki spalio 17 dienos. O aš manau, kad artėjant altcoinų sezonui verta žvilgtelti į projektus, kurie būtent ir kūrė skaitmeninio ID sistemas blokų grandinėje. Mes turėjom DeFi, Metaverse, NFTs, AI coinų sprogimą. Manau, kad mes galim turėti ir Digital ID sezoną. Net ir JP Morgan sako, kad Digital ID yra Web3 sistemos pagrindas. O JAV prekybos departamentas pradės skelbti ekonominius duomenis ir statistikas blokų grandinėje. Tai žymi svarbų žingsnį skaidrumo ir duomenų prieinamumo link, panaudojant blockchain technologiją valstybinėms ataskaitoms. Archax ir Stellar paskelbė apie partnerystę. Šios partnerystės tikslas yra, kaip jie sako, tokenizuoti pasaulį. Mes žinom iš ankstesnių video, kad Archax jau bendradarbiauja su XRP, HBAR, XDC, o dabar ir Stellar. Kita naujiena iš New Yorko. Paxos gavo leidimą išleisti PYUSD, PayPal stablecoiną, ant Stellar tinklo, o Telegram kriptopiniginė dabar palaiko Stellar. Su daugiau nei 100 milijonų vartotojų ši integracija atveria Stellar prieigą vienoje iš populiariausių pasaulyje susirašinėjimo platformų, leisdama dar paprasčiau siųsti ir gauti kriptovaliutas. O USDC netrukus bus integruotas ir į XDC tinklą, suteikdamas daugiau galimybių DeFi programoms ir tokenizuotam turtui. Pantera Capital planuoja surinkti net $1,25 milijardus tam, kad pirktų Solana. Jei jiems tai pavyks padaryti, jie taptų didžiausių SOL turėtojų. Ir dar, Trump Media kartu su Crypto.com kūrė skaitmeninio turto iždą, kurio pagrindas bus Kronos, Kro tokenas. Jis bus integruotas į Truth Social ir Truth Plus, o sandoris jau dabar sukėlė teigiamą rinkos reakciją. Kilo tiek Kro tokeno, tiek Trump Media akcijos. Ir galiausiai Bank of America apklausa atskleidė, kad net 75% fondų valdytojų dar neturi kripto savo portfeliuose. Tai reiškia, kad anksčiau ar vėliau šie pinigai ateis į rinką. Taigi matom, visa ši žinių grandinė nuo biržų integracijos ir stablecoinų plėtros iki institucinių investicijų rodo, kad blockchain technologijos tvirtai žengia į mūsų finansų ateitį. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalo, paspausti nykštį ir pasidalinti šiuo video su draugais. Iki pasimatymo kitą kartą.